Panemunėje prieš 3 metų išdygę socialiniai būstai dabar vadinami popieriniais dvarų kainomis pastatytais namais. Dėl šių statybų, kurioms panaudoti valstybės skirti milijonai litų, Kauno tarybos opozicija kreipėsi į prokuratūrą, kad čia ištirto ir iš tiesų nekokybiškos statybinės medžiagos kainavo labai brangiai. Ir ar statybininkai pamiršo, kad namai suregzti be termoizoliacinių medžiagų. Su statybom susidūręs nuo 22 metų ir šičia matau, kad parinktos šiai dienai esančios pačios prasčiausios ir pigiausios medžiagos, o matomai jos apskaitytos kaip labai brangios ir labai geros. Mes užsakėme ir padarėme šių namų termovizinę nuotrauką ir matome, kad sienos yra kiauros. Kreipėsi į prokuratūrą ir prokuratūros tyrimas pradėtas, tačiau savivaldybė taip pat turi kreiptis, kad gyventojų šis interesas turi būti apgintas. Todėl mes inicijuosime, kad artimiausiame tarybos posėdėje taip ir atsitiktų. Dėl statybininkų palikto kaip įtariama sąmoningo broko bei panaudotų nekokybiškų medžiagų į prokuratūrą turi kreiptis ir pati savivaldybė. Nors kai kurie politikai sako, jog kol vyks tyrimas, Veverskių gatvės gyventojai toliau bus šalčio ir drėgmės įkaitais. Todėl siūloma broką taisyti. Prieš kelis metus tą patį sakėm, kad čia reikia grįžti taisyti, bet dėja kažkodėl tai manau, kad būtų ūkis, kuris administruoja tuos pastatus ir statybinės kompanijos, kurios statė šitos namus, kažkokiu nesutarimą turi. Veverskių gatvės daugiabutėje 1 kvadratinis metras prieš 3 metus buvo įvertinęs 4,5 tūkstančio litų. Dėl į brangų būstą įsikėlę žmonės savo daiktų išpakuoti negali iki šiol. Neįmanoma gyventi ne vienam kambarį. Nes problemos per skylės vanduo bėga nuo lubų, bėga ant grindų, kai tik tai, kai buvo polaidis dabar, sniego, tai aš sudėjau, va tiek pribėgo ant kibiriukų. Kaip Kauno tarybos opozicijos atstovai įvardina, popieriniuose Panemunėje stovinčiuose daugiabučiuose ne tik per sienas bėga vanduo, čia per ventiliacijos angas bei langų švilpauja vėjai. 4 daugiabučių namų statyba Panemunėje nuo pat starto buvo apgaubta painia istorija. Neturint visų reikalingų leidimų buvo pradėtos jų statybos, o darbams užsitęsus pakilo ir jų kaina. Bendrai šis socialinių būstų projektas valstybei kainavo 42 milijonus litų.